Sveiki gyvi! Kaip ir kas mėnesį apžvelgsiu mūsų portfelio mėnesinį rezultatą ir aptarsiu mažus, bet reikšmingus pokyčius jame. Didžioji dauguma investuotojų iš tikrųjų atlieka per daug ir per didelius pokyčius savo investicijose, taip iš tikrųjų mažindami savo grąžą. Bet taip dariau ir aš. Ir tiesą pasakius, užtruko ilgai, apie metus laiko, kad suprasti ir to nebedaryti. Ir dėl to galiu šiek tiek pasidalinti tom ir su jumis. Apskritai, vienas sunkiausių dalykų žmogui yra nieko nedarimas. Ir, taip ir investicijose. O jei esate iš tikrųjų priverstas daryti pokyčius, tai rekomenduoju daryti labai smulkiai, 1-2 procentais nuo portfelio viso reikšmės. Ir, suprantant, dėl ko tai darote. Kaip pavyzdys pasikeitus įmonės fundamentalams ar jūsų nuomonė apie įmonę. Ir taip pat video gale aš papasakosiu, kaip mano nuomonė viena investicija gali apsaugoti mūsų portfelį nuo didelio kritimo. Mūsų investavimo kryptis yra 3. Tai technologijos, kosmoso ir gynybos pramonė ir kripto bei fintech kompanijos. Per savaitę nuo paskutinio video portfelis dar užaugo beveik per 15 000, alokacija palei mūsų investavimo kryptis išlieka panašiai tokia pati. Didžiausia suma šiai dienai akcijose 43% yra technologijų kompanijose. Per balandžio mėnesį portfelis užaugino 45 000 eurų, jeigu mes skaičiuojam eurais, jeigu procentinė grąža, tai portfelis užaugo 12,3%. Per mėnesį mes alokavom sąlyginai mažą sumą 13 000 eurų ir tą sumą alokavom nusipirkdami už 9 000 Airbusą ir už 4 000 mes nusipirkom Alphabet. Pasisekė pagauti tokį pakritimą nedidelį, tai nusprendžiau nusipirkti dar, šiek tiek pasididinti mūsų poziciją Google. Ir 4 laimėtojai procentais didžiausią procentinę grąžą užaugino Alphabet, tai Google 40%, Iridium Communications, Spark Global 41% ir Nokia didžiausią grąžą fiksavo 55% per mėnesį. Ir euro išraiška 19 000 augo mūsų Alphabet pozicija, neskaitant tuo papildomo 4 000 eurų papildymo. Kokia priežastis, kad Alphabet tiek augo, tai iš tikrųjų yra pagrinde šią savaitę paskelbta ketvirčio ataskaita, kur Google išnešė visus rodiklius ir pateisino ir viršijo analitikų lūkesčius. 4 pralaimėtojai, iš tikrųjų toks buvo geras mėnuo, kad netgi nėra pas mane portfelėje 4 kompanijų, kurios fiksuotų neigiamą grąžą, tai buvo iš tikrųjų tik tai 3. Circle Internet Group -5%, Kongsberg Gruppen -9% ir Intuit -10%. Ir eurinė išraiška taip pat, tik tai -1 000 eurų. Priežastis vis dėlto vis dar lieka sentimentas prieš software kompanijas. Ir kaip ir minėjau, balandžio 30 dienai, čia matote vienos dienos pokyčius, tai paskelbus ketvirčio ataskaitą Google 10% beveik kilo, o iš principo mūsų didžiausios investicijos lieka daugmaž tokios pačios. Išskyrus galbūt Airbusas, kadangi pastaruoju metu sparčiai dasipirkinėjom ir planuoju ir toliau didinti alokaciją mūsų į Airbusą, tai jau tapo 7 pagal dydį mūsų investicija. Ir Duolingo rodo šiokius tokius gyvybės ženklus, aš labai tikiuosi, kad Duolingo organiškai irgi šiek tiek užaugs ir neliks nustumta dar toliau į šoną. Kaip ir minėjau, balandžio mėnesį padarėm šiokius tokius pokyčius portfelį, tai yra parduotos 2 visiškai pozicijos. Jeigu kalbant apie procentinį išraišką, tai čia iš tikrųjų apie 3% kažkur tai nuo portfelio vertės šitos pozicijos parduotos, tai yra Leidos ir Block. Neišsiplenčiant per daug į skaičius ir finansinės ataskaitas, iš principo tokiam pirminiam lygiai analizės kompanijų, tai yra
3M, jeigu angliškai, tai meaning, mode ir margin of safety. Jeigu lietuviškai, tai yra reikšmė, ar ta kompanija, man įdomu, ar ji man turi reikšmę. Kitaip tariant, ar yra, kaip pavyzdys, vienam iš mūsų segmentų investavimo, ar tai yra technologijų kompanija, ar tai yra kosmoso kompanija ir panašiai. Kad man būtų tiesiog įdomu ją domėtis ir analizuoti. Tai kitas toksai esminis barjeras yra konkurencinis pranašumas. Ir taip pat margin of safety nuolaida nuo tikrosios akcijos vertės. Čia irgi šiek tiek reikia arba analitikais pasikliauti, arba kažkokiais tai savo pirminiais skaičiavimais, kad suprasti, kokia yra iš tikrųjų kompanijos dabartinė vertė. Tai, kaip pavyzdys, Leidos ir Block, investuojant į jas, iš tikrųjų ne visi šitie buvo kriterijai patenkinti, nei viena iš jų neturėjo didelio konkurencinio pranašumo prieš kitas kompanijas. Ir kas pasikeitė su Leidos, tai netgi reikšmė, pavyzdžiui, pasikeitė, man ta kompanija nebetapo įdomi, savo keičia šiek tiek kryptį, negu jinai ką darė prieš tai, dėl to, kad jiems nebetaip sekasi su valstybiniais kontraktais Jungtinių Amerikos valstijų. Tai aš nusprendžiau taip, kad jeigu tik tai sušlubuoja kažkokie tai mano vertinimai, kas liečia kompanijas, aš geriau parduosiu tas silpnesnį konkurencinį pranašumą turinčias kompanijas ir geriau tos pinigus paskirstysiu į stiprų konkurencinį pranašumą turinčias kompanijas. Ir trumpai įvedant prieš mano papildymą, prieš naują mūsų investiciją, tiesiog kodėl aš tai padariau, tai tiesiog situacija yra tokia, kad niekada tu nebūsi pirmiau rinkos ir rinka visada vertina į priekį situaciją ir spėja tam tikrus įvykius į priekį, kaip pavyzdžiui karų pabaigos. Tai čia kaip pavyzdys yra Rheinmetall akcijos kaina per paskutinius 6 mėnesius jinai krito beveik 30%. Tai kadangi pas mus nėra tokių konkrečiai karo kompanijų, mes nesam investavę, bet vėlgi rinka jinai nevertina dažniausiai pasikeitus sentimentui, ar tai yra grinai karo kompanija, ar tai nėra grinai karo kompanija. Ir pas mumis Rolls-Royce'as, Airbus'as, Indra sistemas, tai yra diversifikuotos kompanijos ir darančios pagrindę civilinėms paslaugoms skirtus produktus. Bet, kaip ir minėjau, rinka nepaiso sentimentų. Jeigu, kaip pavyzdys, įvyktų taip per ateinančius metus ar 2, kad karas Ukrainoje pasibaigtų, tai iš tikrųjų, tai paveiktų iš tikrųjų mūsų portfelį. Tai, kaip ir minėjau visada savo video, aš neskiriu dėmesio geopolitikai ir mano supratimu investavimas yra konkrečiai apie gilinantis fundamentaliai į kompanijas ir tikėjimas tomis kompanijomis, tai, ko jos daro ir nepaisant jokių geopolitinių ar dar kažkokių įvykių, kad jos, tos, kurios yra mūsų portfeliai, kad jos išgyvens viską ir tik tai augins savo konkurencinius pranašumus. Bet rinkos sentimentas yra tai, ką aš visada turiu atkreipti dėmesį ir nuspėti šiek tiek į ateitį. Tiesiog noriu pabrėžti, kad tai nėra kažkoks tai statymas ar spekuliavimas ant kažkokio tai įvykio, jis įvyks ir neįvyks. Daug dievė, kad tas karas baigtųsi, Ukrainos pergalė, čia dėl to nėra kalbos. Tiesiog mano darbas yra apsaugoti mūsų portfelį. Jeigu aš manau, kad tai galimai paveiktų nemažai mūsų portfelį, aš nusprendžiau atsidaryti naują investiciją. Investavom į kompaniją Kyivstar. Tai yra netoli monopolis Ukrainoje, kas liečia telekomunikacijas. Ir tas draudimas, čia yra nusikapijavimas mano paprasčiausiai nuo kito investuotojo. Tai nesu ant tiek protingas, kad sugalvočiau tokios finansinės inžinerijos schemas,
kad apdrausti savo portfelį tokiu principu, bet mane sudomino šitą strategiją ir aš nusprendžiau po šiek tiek didinti savo poziciją į Kyivstar kompaniją iki 3%, bet tai nėra daroma aklai, skiriau šiek tiek laiko pasidomėdamas, kas tai yra kompanija ir kaip ir minėjau, man svarbu, kad tai turėtų reikšmę, kad tai turėtų konkurencinį pranašumą ir kad tai turėtų nuolaidą nuo kompanijos tikrosios vertės. Tai trumpai apie reikšmę, tai tiesiog tai yra telekomunikacijų bendrovė Ukrainos ir kompanija, kodėl patenka į mūsų Space segmentą, tai todėl, kad jie bendradarbiauja su Starlinku ir Europoje iš tikrųjų tai yra pirma šalis Ukraina ir Europai, kur vartotojams be kažkokių papildomų įrenginių, kas yra Starlinko šitas lėkštė įrenginys, tai be šitų įrenginių kompanija gali tiekti internetą, Starlinko internetą tiesiai vartotojams į telefoną. Tai dar kartą pakartosiu, pirma Europoje valstybė padarius tokius technologinius sprendimus. Ir, be to, kompanija taip pat užima 50% Ukrainos rinkos, tai yra konkurencinis pranašumas, nuolaida, kaip ir minėjau, nuo rinkos vertės, analitikų vertinimų 30% ir be viso to taip pat labai svarbus faktorius, kad kompanija smarkiai ir stipriai augtų, dažniausiai žiūriu, kad augtų daugiau negu 10% arba pajamos, arba laisvų pinigų srautai, tai Kyivstar šiuo atveju prognozuoja augti po 20% į metus. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrit ir klausot ir iki kito karto ir sėkmės visiems.